2014 m. spalio 5-19 dienomis Vatikane vyks pirmasis popiežiaus Pranciškaus sušauktas vyskupų sinodas, kuriame bus bandoma atsiliepti į su šeimų sielovada susijusius iššūkius. Didelio pasaulio žiniasklaidos susidomėjimo pastarosiomis savaitėmis sulaukė Vatikano visoms vyskupų konferencijoms išsiuntinėtas pirmasis pasirengimo būsimajam sinodui dokumentas – parapijų bendruomenėms skirtas klausimynas, kuris šiuo metu yra verčiamas ir į lietuvių kalbą. Vatikano radijas praneša, kad klausimyną sudaro 9 teminės grupės. Pirmiausia, klausiama, ar tikintieji yra susipažinę su tuo, ką šventasis raštas ir bažnyčios mokymas skelbia apie šeimą. Taip pat klausiama, su kokiomis konkrečiomis kliūtimis susiduria vietos bendruomenės skelbdamos šį mokymą. Kita klausimų grupė liečia prigimtinės moralės suvokimą ir jos atspindėjimą vietos šalių įstatymuose. Viena klausimyno dalis skirta šeimos evangelizavimui, tikėjimo perdavimui iš kartos į kartą, taip pat evangelizaciniai šeimos misijai. Dalis klausimų liečia vadinamasias laisvas sąjungas ir civilinės santuokas. Teiraujamasi, ar pakrikštytieji suvokia, kad tokios sugyvenimo formos kertasi su sakramentinė santuokos samprata. Klausiama, ar jie jaučia poreikį savo padėtį keisti, ar jie naudojasi susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentais, ar vietinių bendruomenių vadovai turi siūlymų, kaip palengvinti santuokos anuliavimo procedūras, ar vietinėse bendruomenėse vykdoma speciali sielovada nebažnytinėje santuokoje gyvenantiems asmenims. Dalis klausimų liečia tokiose sąjungose gyvenančių porų vaikų religinį auklėjimą ir sielovadą. Atskira klausimų grupė skirta tos pačios lyties asmenų sąjungoms, jų norui palaikyti ryšius su bažnytinė bendruomenė, bažnyčios santykiui su šiais asmenimis ir laikysenai, kai tokios sąjungos yra propaguojamos visuomenėje. Dar viena klausimyno dalis skirta šeimos pašaukimui perduoti gyvybę, gyventi tikėjimu ir jį brandinti. Galiausiai, paskutinėme klausimyno skyriuje raginama pristatyti kitas vietiniu mastu iškylančias svarbias problemas, kurioms vietinių bažnyčių ganytojų nuomonė reikalingas skubus sprendimas. Žinia apie vyskupams išsiuntinėtą klausimyną pasaulio spaudoje sulaukė gana prieštaringų vertinimų. Kai kur pasirodė pranešimų, esą Vatikanas pirmą kartą istorijoje rengia demokratinę visų bažnyčios narių apklausą, kone referendumą dėl bažnyčios mokymo apie šeimos planavimą, skyrybas, gėjų santuokas ir kitus klausimus. Panašius akcentus dėliojo ir dalis Lietuvos žiniasklaidos savo antraštėse skelbdama, kad popiežiui Pranciškui siekiant reformuoti katalikų bažnyčią, Vatikanas pradėjo beprecedentes pasaulinės konsultacijas apie šiuolaikinės šeimas, taip pat ir tos pačios lyties asmenų santuokas. Tokią interpretaciją, pavyzdžiui, amerikiečių žurnalas National Catholic Reporter grindė tuo, kad rašte išsiuntinėtame drauge su klausimynu vyskupų konferencijų pirmininkai raginami perduoti jį vyskupijoms ir kuo plačiau paskleisti dekanatuose ir bendruomenėse. Tačiau šią savaitę tiek Vatikano spaudos salės vadovas Federikas Lombardis, tiek būsimojo vyskupų sinodo generalinis sekretorius arkivyskupas Lorenzo Baldisseri žiniasklaidai pabrėžė, kad klausimynas nėra joks referendumas. Jis visų pirma yra skirtas visuotinės bažnyčios vyskupams. Tačiau tai nereiškia, kad eiliniai tikintieji bus palikti nuošalyje. Vyskupijų ganytojai sulaukia atsiliepimų iš parapijų ir bendruomenių, turės juos perteikti sinodo rengėjams. Mums nereikia asmeninės vyskupų nuomonės, norime sužinoti, ką žmonės mano ir kuo jie gyvena, teigia arkivyskupas Baldiseris. Vatikano ekspertų iš Vokietijos teologo ir publicisto Ulricho Nerzingerio teigimu, aptariant pasirengimo sinodui eigą, nederėtų vartoti žodžio revoliucija. Šiuo atveju, pasak teologo, kalba eina apie platesnį žvilgsnį į šeimos temą. Klausimyno idėją be abejo reikia sieti su popiežiumi Pranciškumi ir tikėtina, kad ateityje konsultacijos visuotinėje bažnyčioje vyks taikant būtent šį modelį. Ateinančių metų sausio pabaigoje vyskupų konferencijos jau turės pateikti Vatikanui klausimyno atsakymų sintezę, tačiau ataskaitos rengėjų laukia nepavydėtinas darbas.
Nors pirmieji Pranciškaus žingsniai ir žodžiai tiek bažnyčios viduje, tiek už jos ribų sukėlė lūkesčių tam tikrais moralės klausimais sulaukti didesnio lankstumo, tačiau tikėtis, kad sinodas, pavyzdžiui, oficialiai atvers kelią išsiskyrusiems ir antrą kartą susituokusiems žmonėms eiti komunijos, nėra jokio pagrindo. Veikiau galima tikėtis platesnio esamų galimybių išnaudojimo, pavyzdžiui, daugiau dėmesio skiriant bažnyčios teisės numatytai santuokos anuliavimo procedūrai, teigia Vatikano ekspertas, teologas ir publicistas Ulrichas Nerzingeris. Jo nuomone, neabejotinas yra ir kitas dalykas, kad pagrindinius būsimojo vyskupų sinodo darbo akcentus dėlios pats popiežius Pranciškus, kuris geba atsižvelgti, įsijausti į atskiro žmogaus padėtį, į jo likimą, drauge likdamas ištikimas ir bažnyčios mokymo principams.